Sveiki, dalyvavau Rėjaus projekte Turim duris, kurio metu sprendėme esamą situaciją, o atsirišimą nuo buvusio vyro, nuo santykių, nuo praeities. Tai buvo 3 savaičių susitikimai, vieną kartą per savaitę, kuriuose mes dirbam su skirtingais lygmenimis. Kai jau šito projekto, tai toks tas emocinis ir mentalinis lygmuo, tai man pakankamai suprantami dalykai, nes tai tiesiog mano gyvenime paliesti dalykai, suprantami, jaučiami ir taip toliau. O energetinis lygmuo man buvo toks klaustukas. Negalėjau apie tą dalyką kalbėti, nes niekada nebuvau taip pajautusi, išjautusi ar kažkaip kitaip pamačiusi šitą lygmenį, tai buvau tokia truputį skeptiška, bet šitas skeptiškumas buvo labai greitai pakeistas, nes pirmasis mūsų susitikimas buvo būtent energetiniam lygmenį, apie energetinį lygmenį. Ir šito susitikimo metu tai man buvo kažkas nesuprantamas dalykas iš tikrųjų. Nesuprantamas, kad šitaip stipriai iš tikrųjų veikia mūsų šitas energetinis lygmuo. Ir tai buvo man ne tik, kad aš paleidau ir po šito mūsų susitikimo aš pajaučiu, kad aš esu atskira asmenybė nuo mano buvusio vyro, kad aš esu visiškai kitas asmuo. Nebesijauti jokio kažkokio ryšimo. Iš tikrųjų, man taip stipriai jautėsi toks dalykas, kad aš tą visą savaitę tikrinau. Nuolatos tikrinau, ar tai tikrai šitaip taip lengvai viskas dingo. Bet iš tikrųjų, taip. Tai po šito atsišimo aš jaučiau tokį tvirtumą, pasitikėjimą savim, aiškumą visoje šitoj situacijai. Mano mintis nebebuvo kažkur ten pas jį ar su juo ar kažkur. Aš tiesiog atrodo, man netrūksta žodžių iš tikrųjų apibūdinti visą šitą jausmą, nes tai buvo labai stiprus, iš tikrųjų labai. Ir aišku, antras sutikimas apie emocinį lygmenį, vėl jisai labai stipriai jautėsi, man buvo labai sunku iš tikrųjų jausti, nes aš visada save kontroliavau šitoje vietoje, neleisdavau jausti, užspausdavau ir iš tikrųjų buvo pakankamai sunku šitoje vietoje. Sunku išjausti, sunku paleisti tą jausmą laisvai įdėti, išeiti. Bet buvo tikrai paliesta labai daug dalykų ir Rėjas davė iš tikrųjų labai puikų įrankį dirbti su tais dalykais ir per kuriuos aš ėjau ir turėdama namų darbus ir tiek vėl visko pamačiau, kad kažkoks čia stebuklas iš tikrųjų. Jo. Ir trečias susitikimas mentalinis man vėl buvo toksai, wow, man visas kūnas, atsimenu, karštis pylė, pilvą spaudžia, krūtinę spaudžia toks poveikis, tai per fizinį kūną labai stipriai jautėsi, atrodo galva taip kažkur išnešta, išskridusi. Ir paskui po viso to susitikimo mūsų man buvo labai sunku sugrįžti, labai toksai iš kūnas jis atrodo išstarkęs, išsibėgiojęs. Jo, bet man buvo pakankamai sunku iš tikrųjų įeiti į tos įsitikinimus, juos pamatyti. Bet jie buvo tokie, kuriuos mes paėmėm įsitikinimus, jie buvo tokie stiprus iš tikrųjų. Ir kaip Rėjas sakė, kad ateis testai, tai
iš tikrųjų jie atėjo kitą dieną, jie tokie buvo viniukai, testai, bet aš pagalvojau, kad tai yra testas. Ir aš tiesiog, ir man taip pakankamai natūraliai gavos, kad aš reagavau ir ėjau iš to naujo įsitikinimo. Ir buvo tai vėl toks, aš taip galiu, aš taip galiu. Man iš tikrųjų man sunku patikėti, kad iš tikrųjų galima taip greitai ir lengvai pajausti tam tikrus pakeitimus. Aišku, dar kelias visas jis tiesiog vyks ir vyks ir man dar daug reikia dirbti ir dar daug daryti, bet tai, kas buvo per tas 3 savaitės padaryta, tai buvo kažkas wow. Kažkas wow. Ir iš tikrųjų aš dabar susitinku ir savo šeimos narius tiek ir draugus ir jie mane mato, jie mane žiūri, kokia tu pasikeitusi, kaip tu taip atrodai, kaip tu kitaip jautiesi, iš tikrųjų. Aš pati pakankamai tokia naujai jaučiuosi, ir dar vakar važiuoja mašina ir toksai atėjo toks dėkingumas, atrodo, už viską, už tai, kaip yra, už tai, kaip viskas dedas, kaip dėliojasi, atrodo, džiaugiuosi ir dėkoju už tiesiog, už buvimą, už galėjimą būti. Tai yra nuostabu iš tikrųjų. Ir aš įėjau šitą projektą, tai su tokia intencija iš tikrųjų, kad paleisti vyrą, išeiti iš to, laisvinti vietos naujiems santykiams, suprasti, kas yra naujas santykis ir kaip jis yra kūriamas, pamatyti save. Ir iš tikrųjų lūkesčiai viršė visus mano kriterijus, nes ateidama čia ką aš dariau, tai aš kaltinau kitą, aš rodžiau su pirštu ir kaltinau, ir pykau, ir smerkiau, ir dabar aš atsisukau į save, aš matau save. Aš priimu save ir aš galiu keisti save, savo požiūrį, savo įsitikinimus, kurie būtent per kuriuos ėjo mano santykis ir kuris buvo toks, koks buvo. Ir aš labai dėkinga Rėjai, kad aš dabar galiu matyti viską kitaip, galiu vertinti viską kitaip ir galų gale galiu kurti viską kitaip. Ir dalykas, jeigu man reikėtų vertinti iš tikrųjų dabar Rėjaus šitą projektą, tai yra neįkainomas dalykas iš tikrųjų. Taip vertinga ne tik Rėjaus palaikymas, buvimas, įžvalgos, sprendimai, kuriuos aš dariau padėdama Rėjaus, ir įrankiai, kuriuos jis duoda dirbti su savim. Čia yra tiesiog neįkainojami dalykai. Ir aš galiu, jeigu man reikėtų pasakyti skaičių, tai aš vertinčiau 4 aštuonetukais, bet vėlgi, kitaip sakant, kitaip galvojant, tai tiesiog neįvertinamas dalykas, nes taip kaip žmogus neįkainojamas, nei kainos nėra tam, taip Rėjaus darbas būtent su
žmogumi indėlis, gebėjimas perduoti tą visą informaciją, tą matymą, tą energiją, nu tai yra tiesiog neįkainojamas dalykas. Aš esu labai dėkinga Rėjui, labai dėkinga visatai, kad siuntė man jį už naują pradžią.